noriu su jumis pasidalinti, kokį palengvinimą mes turime savo komandoje, dirbantys su tinklinė rinkodara. Esu buvusi prieš tai kitoj kompanijoj tinklinės rinkodaros ir aš tokios didelės pagalbos neturėjau, kaip dabar turiu, ir dėl to noriu ir jums pasakyti, kad yra žmonių, kurie puikiausiai geba dirbti su pardavimais. Produktų aprašymai, produktą pabando, patinka dalintis su kitais, tai kas jiems patinka, puikiai daro pardavimus, bet ne kiekvienas tinklininkas geba būti mentorium. Nėra taip sunku pakviesti kitą žmogų, ateiti į šią nišą ir užsidirbti papildomai pinigų ir naudotis kompanijos privilegijomis, kiek sudėtingiau yra tapti žmogui mokytoju ir išmokyti visko, ko pats moki. Nes yra daug dalykų, kuriuos tu tiesiog suvoki arba prigimtinai tu turi gebėjimą šnekėti, gebėjimą pristatyti produktą, gebėjimą pristatyti save, pateikti save, sukurti dėmesį auditorijos, įtaigingai kalbėti ir panašiai. Daugelis įgūdžių yra įgyjamų, tačiau ne kiekvienas žmogus geba ir nori kitą žmogų mokinti daugelį dalykų. Dėl to yra žmonės, kurie, sakykime, atsisako tinklinės rinkodaros nišoje kurti komandą. Būtent dėl tos priežasties, kad reikėtų būti to žmogaus mentoriu. Tačiau pas mūsų komandų yra labai didelė pagalba tinklininkams, kur yra nuimama šita našta ir tu, rėmėjas, lieki toksai kaip į klausimus atsakytojas. Reiškia, jeigu jūsų žmogui, kurį aš prijungiau, kyla klausimų, tai aš jam padedu tai surasti informaciją arba atsakau į to žmogaus klausimą. Bet mokymais yra pasirūpinta. Mes savo komandose turime puikiai veikiančią sistemą apmokymų, kur trumpais video įrašais, sukurtais failais ir įvairia pagalbinė medžiaga žmogus yra vedamas žingsnių po žingsnio. Ir kiekvienas savo laiku, savo tempu, savo žingsniu gali toje grupėje savarankiškai mokytis. Tai yra labai didžiulė pagalba, vadinasi automatizuotas naujokų yra mokymas. Dėl to aš labai džiaugiuosi. Tai tie žmonės, kurie galvojat, jog labai norėtumėt visgi dirbti su tinklinė rinkodara, nes tai yra jūsų sritis, nes jums anksčiau galbūt iš turimų patirčių jums patiko šita veikla, tačiau jūs neturėjote didesnio proveržio, didesnių rezultatų vien dėl to, kad nekūrėte komandinį verslą, nes nenorėjote mokyti kitų žmonių, kaip šiame versle veikti. Tai žinokite, kad mūsų komandoje yra automatizuota sistema, kuri išlaisvina žmogų nuo asmeninio mokymo kito žmogaus. Tai aš pati kaifuoju nuo to, man labai tas patinka ir nebereikia įkyriai rašyti žmogui, klausti, ar jisai peržiūrėjo, ar jisai supranta. Tiesiog kiekvienas žmogus savarankiškai turi absoliučiai visą medžiagą, visą galimybę nueiti į grupę ir tiesiog pasiimti tai, ko tuo metu tam žmogui reikia. Tai va, tai dėl to labai džiaugiuosi ir norėjau pasidalinti su jumis. Galbūt tai bus postūmis ir jums tiesiog atkreipti dėmesį į šią žinutę ir pasakyti, wow, noriu ir aš.